Gerai, šiandien nerėme į vieną esminio pradinio ugdymo programos idėjų – mokinio savarankiškumą. Bet žinote, teorija yra viena, o praktika visai kas kita. Todėl mes pasinersime į realias klasės pavyzdį ir pažiūrėsime, kokie konkretūs mokytojo veiksmai padeda šiai idėjai tapti gyvą kasdienybę. Tiesiog pamastykime akimirką. O kas, jei mokiniai iš tiesų turėtų realų žodį savo pačių mokymosi kelyje? Būtent šis klausimas ir yra viso šio reikalo atspirties taškas. Svarbu iškart pasakyti, kas tai nėra. Mokinio savarankiškumas tai ne chaosas klasėje ar leidimas daryti bet ką. Ne, tai labai sąmoningai sukurta aplinka, kurioje mokiniai jaučiasi tikrai savo mokymosi šeimininkais. Jie turi balsą, turi pasirinkimą ir, kas svarbiausia, prisima atsakomybę už rezultatą. Na ką, gana teorijos, ar ne? Keliaukime į praktiką. Ši istorija mus nuskraidins į Amerikos tarptautinę mokyklą Kuveite, kur pamatysime, kaip mokytoja Terin visą tai pavertė realybę. Ir nuo ko viskas prasideda? Dažniausiai nuo tuščios klasės. Bet tai ne tik tuščia erdvė, tai tuščia drobė. Tai yra galimybė kurti aplinką ne šiaip mokiniams, o kurti ją kartu su mokiniais. Ir tai yra esminis skirtumas. Ir pažiūrėkite dabar. Koks skirtumas? Vienoje pusėje matome erdvę, kuri tiesiog laukia, ką pasakys mokytojas, o kitoje – tai ne chaosas, tai gyva, pulsuojanti pačių mokinių kuriama ir valdoma aplinka. Šis pokytis nuotraukose puikiai parodo, koks milžiniškas mąstymo pokytis įvyko. Viskas prasidėjo nuo vieno atrodytų paprasto, bet labai galingo žingsnio. Mokytoja tiesiog pakvietė mokinius kartu įsirengti klasę. Pats šis veiksmas pasiuntė labai aiškią žinutę. Jūsų nuomonė man svarbi, aš jumis pasitikiu. Ir būtent šis pasitikėjimo gestas pats pirmas padėjo pamatus viskam, kas vyko toliau. Gerai, tai kaip visa tai atrodė iš pačių mokinių perspektyvos, kaip jie jautė tą savarankiškumą, dabar ir pasigilinkime į kelias konkrečias praktikas, kurios augino ir pasirinkimą, ir pasitikėjimą. Viso to pagrindas stebėtinai paprastas. Sprendimus priimti kartu. Ir čia kalba eina ne apie kažkokius didelius strateginius dalykus. Ne, kalba eina apie tuos kasdienius, mažus sprendimus, kurie susidėję į visumą ir sukuria tą jausmą, taip, čia yra mūsų klase. Ir štai, žiūrėkite, koks paprastas, bet genialus įrankis. Ši lenta, skirta klausimams, problemoms ir idėjoms, tapo, savotišku klasės centru. Tai nebuvo tiesiog lenta, tai buvo saugi vieta, kur kiekvienas galėjo atvirai pasakyti, kas jam rūpi, siūlyti sprendimus ir jaustis ne pasyvus stebėtoju, o tikrų bendruomenės nariu. O kas labiausiai patiko patiems mokiniams? Kai jų paklausė, jie išskyrė kelis dalykus. Pavyzdžiui, galimybę patiems planuoti savo dieną. Arba tas laiko kapsulės, su kurioms jie galėjo įsivertinti, ką jau žino. Ar ne tai, kad patys vesdavo trišalius susitikimus su tėvais ir mokytoja. Na ir žinoma, kūrybiškumo ketvirtadieniai. Kiekvienas iš šių dalykų tai mažas žingsnis atiduodant kontrolę į pačių mokinių rankas. Ir štai čia labai svarbus momentas. Pagalvokime apie tuos trišalius susitikimus. Kai mokinys gauna žodį pirmas, prieš tėvus, prieš mokytoją, viskas apsiverčia. Jis nebėra tas, kurį vertina. Jis pats tampa tuo, kuris analizuoja, reflektuoja savo mokymasi, ir tai yra milžiniškas postumas savivertei ir pasitikėjimui savo jėgomis, būtent tam, ką ir vadinama saviveiksmingumu. Na, savaime suprantama, tokie dalykai neįvyksta tiesiog šiaip sau. Už viso to stovi labai sąmoningas, apgalvotas mokytojo darbas. Tad dabar ir pažiūrėkime, kokios tos mokytojo strategijos, kurios leidžia visam šitam grožiui suklestėti. Jokių slaptų mokytojų reikalų. Man atrodo, šis Terin principas pasako viską. Kai jie visiškai atvirai pasakė visiems, mokiniams, tėvams, kolegams, mano tikslas šiemet yra ugdyti jūsų savarankiškumą. Kas atsitiko? Vietoj pasipriešinimo jie sulaukia palaikymo. Nes kai žmonės supranta, kodėl kažkas daroma, jie tampa partneriais, o ne stebėtojais. Tai kur čia tas didžiausias mąstymo lūžis? Na, įprastai kaip būna. Mokytojas duoda užduotis, kurias reikia atlikti. Taškas. O šiuo atveju dėmesys krypsta į tai, kas siūlo patys mokiniai. Ir tai nereiškia, kad pamirštame ugdymo programą, anaiptol. Tiesiog atsiranda erdvės ir lankstumo integruoti mokinių idėjas į visą procesą. Ir čia dar vienas labai svarbus dalykas. Reikia vertinti visas iniciatyvas, net ir tas, kurios atrodo, smulkmenos. Mokinys pasiūlo paženklinti šiukšliadėžes. Puiku, kažkas nori ūgio matuoklės klasėje. Gerai. Kiekvieną kartą, kai mokytoja pasako taip tokie idėjai, jie siunčia labai aiškią žinutę.
Tavo balsas svarbus, tavo idėjos vertingos ir taip gimsta kultūra, kurioje norisi siūlyti ir daryti. O dabar apie vertinimą. Čia pokytis yra, tiesiog fundamentalus. Iš esmės, vertinimas nustoja būti kontrolės įrankiu. Jis tampa bendro darbo, bendradarbiavimo įrankiu. Mokinys nebėra tik objektas, kurį vertina. Jis tampa lygiaverčiu partneriu šiame procese. Tai kaip tas ciklas veikia? Pirmiausia, įsivertinti, ką jau žinome. Tos laiko kapsulės tam puikiai tinka ir iškart duoda mokiniui atspirties tašką. Tada antras žingsnis ir jis yra be galo svarbus. Kartu su mokytoja susitariama, o kas bus laikoma sėkme. Kai sėkmės kriterijai aiškus ir sukurti kartu, mokinys turi įrankį pats save įsivertinti. Na ir galiausiai trečias žingsnis – grįždamasis ryšys. Bet jis jau nebebūna kažkoks subjektyvus vertinimas. Tai tampa tiesiog patarimais, kaip judėti toliau. Ir štai, prašom, konkretus pavyzdys, kaip tai atrodo gyvai. Matome vertinimo lentelę, bet joje yra vietos ne tik mokytojos komentarams, yra vieta pačios mokinio refleksijai, yra vieta klasės draugų pastebėjimams. Visi kalba tą pačią kalbą, tų kriterijų kalba, kurios patys kartu ir susikūrė. Vertinimas tampa pokalbiu, dialogu, o ne monologu iš vienos pusės. Gerai, keliavome per visą šią istoriją. Pabandykime dabar viską sudėlioti į lentynėles. Tai kokie tie esminiai principai, kuriuos būtų galima pritaikyti bet kurioje klasėje? Visą šią idėją galima pastatyti ant 4, sakyčiau, pamatinių stulpų. Pirmas ir svarbiausias – pasitikėjimas. Tiesiog tikėjimas, kad mokiniai gali. Antras – pasirinkimas. Reikia duoti konkrečių galimybių rinktis. Trečias – balsas. Reikia sukurti būdus, kaip tas balsas būtų išgirstas. Na ir galiausiai visa tai atveda prie 4 – tikros atsakomybės. Kai mokinys viduje pajunta, taip, čia yra mano mokymasis. Ir pabaigai norisi palikti vieną klausimą apmąstymui. Žinote, tikrai nereikia rytoj eiti į klasę ir apversti visko aukštyn kojomis. Visi šie pokyčiai prasideda nuo labai mažų dalykų. Tad tiesiog pagalvokime, kokia viena, kad ir pati menkiausia, mokinio iniciatyva galėtų būti pastebėta ir palaikyta jau šią savaitę.